Sveiko, šiandieną sveikinuosi iš mašinos. Čia taip triukšminga, bet labai norėjau šiandien pasidalinti tokią įžvalgą, tokią temą, kodėl santykiuose mes moteris tampame nelaimingos. Ir tų priežasčių iš tikrųjų ne viena yra, bet tokia pagrindinė, sakyčiau, kuri iškyla, tai yra nuovargis. Beproto didelis nuovargis, kuris kyla iš kontrolės, norėjimo visus gelbėti, išgelbėti, sureguliuoti, sutvarkyti, iš to tokio prisiėmimo savo visko per daug ir to, ko nereikia, atsakomybių užsikrovimas ant savęs visų, kurios turėtų būti padalintos. Ir taip tarsi tas pats santykis, jisai išsiderina, jisai tampa nebe kaip vyro ir žmonos, o kaip mamos ir vaiko. Ir moteris, jinai tiesiog pavargsta. Jinai pavargsta iš tos kontrolės, iš to stengimosi dėl kitų. Ir šitoje vietoje iškyla viena problema, kad moteris tiesiog nebegirdi savęs. Nebegirdi savo poreikių, nebejaučia, kas darosi, tiesiog elementariai pats kūnas jau signalizuoja nerimas, nerimo atakos, neišsimiegojimai, iki depresijų ir panašių dalykų galima nueiti. Tiesiog viskas yra ignoruojamos emocijos, taip ką jaučiam pyktį, nepasitenkinimą, nes galų gale ir neįvertina tų pastangų. Ir tas vienišumo jausmas atsiranda, o tas atsakymas yra paprastas, tiesiog išgirsti save, išgirsti, ką kalba mano kūnas, kas su manimi darosi, nebebėgti nuo savęs, nuo savo pojūčių, nuo savo jausmų, nuo savo emocijų, o pasižiūrėti, kas su manimi darosi. Ir žinoma, tas santykis tikrai tuo metu nebetenkina, nes visko per daug, per daug užsiimta, per daug prisiimta ir išsibalansavęs pats santykis. Tai jei jautiesi panašiai, esi jau visiškai pavargusi nuo santykių, nelaiminga ir jau jauti, kad atėjo tas momentas, kai nori rasti save tikrąją, bet nežinai nuo ko pradėti, nes šis procesas dažnai pačioms vienoms yra tikrai sudėtingas, nes iš šono labai sunku matyti, kas vyksta. Tai su mano pagalba, jeigu nori, užsiregistruok 30 minučių nemokamam pažintiniam pokalbiui ir mes tiesiog galėsime aptarti tuos žingsnius, kuriuos galėtumėm nueiti kartu, kad tu vėl pajaustum tą gyvenimo džiaugsmą, ramybę, meilę savo ir nebesijaustum nelaiminga tame santykyje, nes iš to tikrai galima išeiti. O jei turi kažkokį dar klausimą, tai gali palikti po šiuo video ir aš mielai susisieksiu. Iki.